Kažkada vienas drakonas metė komentarą. Smagiausias dalykas objekte tai yra pasiimti pinigus. Ne, bičiuliai. Tai nėra pats smagiausias dalykas, mano akim. Pats smagiausias dalykas tai yra pamatyti laimingą užsakovo veidą. Mes baigiam objektą ir štai mes matom laimingą užsakovės veidą ir šį kartą rubrika užsakovo atsiliepimas. Oksana, jūs jau turėjot 2 terasas, ne? Tai yra šita pušinė buvo ir ten bambuko. Bet jūs vis dėlto paskambinu, sakot, Sauliau, gelbėk, turiu bėdą. Šita terasa turėjo bėdą, žaliavimo bėdą, kadangi mažai saulės, plus mediena, kuria buvo padengta terasa, jie vaikščioti buvo neįtin malonu. Minkšta pušis buvo. Taip. Tai tiesiog labai sudėtinga buvo ją prižiūrėti. Pati valyti šansų neturėjau, tai teko kviestis meistrus ir valyti vandens srove. Su kercheriais. Su kercheriais ir tai ir laikas ir nėra labai patogus dalykas, nes apačioj kaimynai gyvena. Tai žodžiu, visi kaimynai gyvenantys po apačiai jausdavosi, matydavo ir jausdavo, kad... Mes turim problemą, taip. O antroji terasa, tai jinai buvo pakeista po buto pirkimo į bambuko medį. Ten problema buvo, turbūt mūsų kaip užsakovų problema, kad mes neįvertinom, jog bus reikalinga priežiūra. Kita terasa yra saulėta terasa, ten daug saulės, panašu, kad ją kas metus reikia atnaujinti. Tai jeigu nori. Mes šiuolaikiniai žmonės neturim tam nei laiko, nei gebėjimų pakviesti meistrus atnaujinti 4, kiek ten kvadratų. 4 kvadratai nepilnai, nes reiktų. Neįmanoma, tai 2 problemos. Skirtingos, bet problemos. Oksana, galutiniam, kaip sakau, kai išėjo į superfinalą, buvo 2 dalyviai. Treksas amerikietiškas ir Milbordas. Kodėl Milbordas? Tai kriterijai buvo 2, kaip aš ir minėjau. Natūralumas, tai yra vaizdas, ar ne, kiek ta lenta atrodo natūraliai, ir priežiūra. Tai realiai priežiūra abiejų lentų, sakyčiau, buvo analogiška, tai yra kiek paprasta būtų pačiam plauti. O vaizdas, tai sakyčiau, Milbordas laimi pagal išvaizdą dėl natūralumo, nes ir pačiam bute ąžuolo lentos, tai toks gražus atkartojimas. Netgi iš principo, žiūrėk, kad mes turim tarpukario statytą namą, tai Milbordo klasikinis tas vaizdas, ko gero, čia irgi savo tą aurą atkartoja. Jūs turėjote 2 natūralaus medžio terasas, kaip būtent basa koja eina ant Milbordo. Ar jaučiasi, kad čia vis dėlto visiška sintetika? Aš nesu itin įgudęs vartotojas, bet man jausmas yra labai geras. Kai montavote terasą, tai ir sakiau, kad atrodo, kaip būtų grindys viduje montuojamos. Jausmo iš vidaus nuo ąžuolo pereit ant Milbordo nėra. Nėra labai didelio skirtumo. Tai tas ir yra faina. Tik temperatūrinis pasikeitimas. Tik temperatūrinis pasikeitimas, taip. Super. Aš kai suskaičiau sąmatą, ten tiesiog pateikiau techninį idėją, techninį brėžinį, kaip mes realizuosim to Milbordo montavimą, neturėdami aukščio ir kaip suformuosim nuolydžius. Bet to galutinį vaizdą, galutinį rezultatą, kad čia bus rėminančios, lanksčios, visa kita. Jūs, ko gero, galutinį vaizdą supratot tik tai tada, kas gausis, kai jūs buvo padarytas, kada galimybės keisti jau ir nebebuvo. Tai iš principo, dėdama parašą, jūs visiškai pasitikėjot meistrų, kurį įsileidot į savo namus. Tikrai taip, nes prieš priimant sprendimą, jeigu gerai pameni, turėjom kokių 3 valandų pokalbį ir man nebuvo jokių abejonių, kad rezultatas bus geras, juo labiau, kad aš iki mūsų susitikimo peržiūrėjau nemažai video ir iš tikrųjų labai gerai, kad yra tų video, kad suprasčiau, kokių tų terasų būna, apie ką ten yra visa tai tas dar labai padėjo. Bet iš principo ta konsultacija pravertė, mes tiesiog apie dangas. Jinai sudėliojo visus taškus ant į. Aš namų darbus pasidariau iki tol. O susitikimas ir konsultacija sudėliojo visus taškus ant į ir neliko absoliučiai jokių abejonių, kad kažkokie aukščiai gali netitikti ar panašiai. Ne, neturėjau jokių abejonių. Aš turėjau patirtį būtent su šita mažaja terasa, kai darėm paskubom ir, sakyčiau, ir mūsų kaip užsakovų buvo problema, kad mes neįvertinom, jog būtent ta mediena reikalaus tikrai priežiūros. Mes tam neturim nei laiko, nei sugebėjimų. O kitas dalykas, aišku, ir pats rezultatas, lyginant su tuo, ką aš matau dabar,
Tai jisai buvo kitoks. Dėl ko aš mėgstu atvažiuoti pa žmonės ir interjerą pažiūrėti, tu tiesiog matai, kokios yra vertybės pa žmogų, ar jam detalės, smulkmenos yra svarbu ir tas, kai pamatai, tada supranti, kad turi būti lėlė. Taip, ir ypatingai, aš tai sakyčiau, kai yra maža erdvė, tai menkiausi netobulumai, jie labai matosi. Didelėje erdvėje galimai galėtų paskesti, bet mažoje erdvėje labai sudėtinga. Mes su landšafto dizaineriais, tai stipriaisiais bendraujam, tai jie visi sako, mažą kotedžo kiemelį padaryti yra kur kas sudėtingiau negu tuos hektarus parkus padaryti. Taip. Oksana, jūs jau 2 savaitės gyvenat naujoje terasoje. Tai dabar, ar jūs kažką keistumėt savo sprendime? Pradžiai leiskit pasidžiaugti, tai šiuo momentu nieko nekeiščiau ir tik tai dar visiškai nepataikaudama meistrams, bet kaip tik norėdama pasakyti komplimentą ir gal net kaip pavyzdį kitiems meistrams, kurie žiūrėjo šitą video, kad užsakovui yra super wow momentas, kai tu pamatai palangę, tu net neformavai tokio užsakymo, bet realiai tu pamatai palangę, kuri atkartoja tavo vidaus interjero baldų detalės. Tai čia didžiausias komplimentas meistrams, nes jų užduotis buvo padaryti terasą, o ne padaryti kažkokį bendrą stilių. Tai didžiausi komplimentai ir tikrai esu labai maloniai nustebinta ir nieko nenorėčiau keisti šiam momentui tikrai. Ką, Oksana, esu be galo laimingas, palikdamas laimingą užsakovę ir ačiū labai už tą taurę motyvacinio dopingo judėti į priekį. O tau ačiū už visus atsakymus į kartais gal ir keistus moteriškus klausimus ir aišku už rezultatą. Moteriškų keistų klausimų nebūna. Šeiminio gyvenimo pamoka. Gerai, ačiū labai. Iki.